Labas, Nijolė. Labutis, Jurgitėlė, labutis. Mūsų jau klausė, ar mes taip šalia sėdėsime. Tai taip. Nu ką, žodžiu, aš sveikinu šiandien su tavim laidoje, tinklalaidė iš tikrųjų. Kada nors išaugs į laidą, dabar dar ne. Bet mes vadinamės prie kavos po pamokos. Okay. Tai žodžiu, mes turim porą podelių kavos. Bet nesam ne po pamokos. Ne po pamokos. Laukiam vaikų po pamokų. Taip, bet emocija visada tokia švietimietiška pas mus. Tai Nijolė pas mus pati mokosi. Mokosi taškas LT. Mokosi, taip. Esu ispanų kalbos mokinė. Labai faina mokyta. Beje, susidūriau su problema iš karto. Dabar problema pačioje laidoje pradžioje. Iki mokosi LT susidūriau su problema, neradau ilgą laiką ispanų kalbos mokytojų. Ir vis ta mano noras, mano meilė ispanų kalbai ir noras mokytis ją, gilintis labiau, išmokti labiau, vis nukeliaudavo, praeina metai, visko nors nerandu, kažkas nieko nepasiūlo. Ir kažkaip tai vienintelį jūs ir pasiūlėt man tą ispanų kalbos mokytoją ir iš tikrųjų, kas yra labai gaila, mokyklos, grįžkime į mokyklas, tai Patricijos buvo pasirinkimas antrai kalbai vokiečių ir rusų. Taip. Rusų mes nenorim, vokiečių Patricija irgi nenorim. Tai gaunasi taip, kad jinai dabar pasirinkom vokiečių, bet jinai nenori tos kalbos, jinai labai norėtų ispanų mokytis. Nėra mokykloje ispanų. Nėra ispanų mokyklose, tik privačiuose mokyklose, tu daugiau žinai. Tai yra ir nebūtinai privačiose ir valstybinėse, bet žinai, ne taip paprasta su mokytojais yra, tai žinai, mes auginam kartą ne ispanų mokytojai. Taip, tai dar truputį užtruks, bet atsiras opcija ir egzaminas yra numatytas, kad bus ispanų kalbos. Egzaminas jau numatytas, bet mokytojų dar nėra. Čia kaip vadovėlių nėra, taip ir mokytojų, bet jau egzaminai numatyti, ne? Kažkaip taip pas mus vyksta. Tai žodžiu, Nijolė mokosi pas mus ir pati, ir Patricija mokosi. Taip, lietuvių ir matematikų. Tai žodžiu, mes pasireklamuosim truputį vėliau, bet dabar galvoju, mes visada pakalbinam savo pašnekovus, kaip tau pačiai sekėsi mokykloje, gerai? Aš girdėjau, jau tu man sakai, kad iki 9 klasės buvo vienaip, o paskui buvo kitaip. Tai kas buvo iki 9 klasės? Tuoj pabaigsiu sučiupsą. Nes čia drikinom stygas. Taip. Kad galėtumėm kalbėti be gaidžių. Jo, aš mokiausi Eduardo Balsio menų gimnazijoje, mokiausi Klaipėdoje, turėjau labai nuostabią mokyklą. Manau, kad jinai viena nuostabiausių mūsų visoje Respublikoje. Dabar yra laikas perduoti linkėjimus. Linkėjimai mano direktoriui Misikevičiui, labai fainas. Iki šiol dar direktorius, buvom susitikę vasarą. Ir mes turėjom kartu, mokėmės ir muziką, ir tos, kaip vadinasi, dalykai. Bendrieji visi, taip, mokslai. Tai mums buvo viskas įpinta muzika su bendraisiais mokslais, po bendrųjų mokslų būdavo dar muzikos, daug pamokų įvairiausių, arba tarp bendrųjų mokslų. Tai mes būdavo, ateidavom į pamokas, aš neturėjau dar pradžiai namuose fortepijoną, pianiną, tai eidavau kokią 6:30 ryto į mokyklą, kad galėčiau groti, mokytis. Tai mano diena būdavo labai ilga ir aš karts nuo karto nuvažiuoju aplankyti mokytojų ir šiaip nueiti tą mokyklą po pamokų, vėl atsiminti save vaikystėje, pažiūrėti, pilna mokykla yra paveikslų, statulų, freskų. Yra tavo nuotrauka, kur nors kabo, ar ne? Yra, man atrodo, jo, ten yra tokia ir garbės, ir šiaip labai mokytojai atsimena, mielai mane. Ir mes buvom, ir mokytojai šiaip sako, kad ta karta, kuriai kiek duosi, tiek neš. Dabar sakė, mažai kas nori mokyti sudėtingų kūrinių, vaikai net nebepriima, jie nenori vargti, jie nori čia ir dabar ir kažkaip tai... Nijolė, iš karto tokius, žinai, įgilinu į. Tai dabar, tai kas atsitiko tiem vaikam? Kaip tau atrodo? Kaip tu paaiškintum? Anksčiau visi darė. O ką reiškia kitą kartą? Tu man paaiškink, tu esi specialistė, kad tu manęs klausi. Aš tik vieno vaiko mama. Tik vieno, kiek pas tave? 3. Tai va, tai tu turiu. Ir dar su švietimu. Ne, bet, žinai, klausiu, žinai, tu sakai, aš mokiaus, buvau pareiginga. Mes visa ta karta, mus taip vadina, mums taip sako, kad mes buvom labai stropus, atsakingi, pareigingi. Bet tai kodėl, žinai, nebuvo ką veikti. Čia yra opcija. Nebuvo visokių socialinių tinklų, šiaip nebuvo ką veikti, mažiau galimybių buvo. Buvo ką veikti, mes viską veikiam tik tai kitaip, bet veikiam. O bet tai buvo motyvacija, tai buvo baimė, kas tai buvo? Buvo baimės, kažkaip buvo baimės, bet... Aš nežinau, manęs tėvai net neklausdavo, ar tu pamokas padarėjai.
jie kažkaip taip pasitikėdavo, aš visą laiką žinodavau savo pareigas. Aš grįžtu iš mokyklos, aš net į lauką neturėdavau kada išeiti, žaisdavo vaikai, kas mokėsi vidurinėse mokyklose, jie laukia, o aš groju. Bet ką reiškia baimė? Ko tu bijojai? Nuvilti tėvus. Nežinau, nuvilti tėvus, mokytojus. O Patricija dabar bijo nuvilti tave? Jinai bijo, bet nuvilia. Būna taip, bet labai džiaugiasi, kai pavyksta. Ir mes labai džiaugiamės su vyru, ir jinai labai džiaugiasi, ir tada visi labai džiaugiasi. Ir mes visą laiką akcentuojam, sakom, pažiūrėk, kaip yra smagu. Jinai, kaip pavyzdžiui, dabar iš geografijos 3 gavo prieš kelias savaitės. 3. Sakau, Patricija, kaip įmanoma 3, ant kiek reikia nieko nežinoti. Žinau, aš esu bandžius gimą. Tau gavosi? Man gavosi, gan lengvai. Bet jinai sako, mama, mes visą klasę taip gavom, mes neturim vadovėlių, mes nežinom, ką mokytis. Bet žiūrėk, Nijolė, šitą vietą, gerai, mes taip pasisiaurinkim dabar. Mes turėjom, anksčiau buvo kažkiek baimės. Ta prasme, toks nenorėjau. Kad tėvai muždavo ką? Ne, nebūtinai, konfrontacijos būdavo visko. Gal garausi, ne fainai, ar ne? Yra davęs man ne kartą. Mokykloje, ar ne, tema tokia kažkokia. Žodžiu, nieks nenorėjo, konfrontacijos nei tai su mokytojais, nei tai su tėvais, ar ne? Dabar tokios yra daugiau laisvės. Mes mūsų vaikai kažkaip nelabai gal bijo, nes mes ten nesimušam, kaip ir turėtume. Kartais norėtųsi. Trumpa, aišku, žinai. Ne, tai gerai. Bet aišku, paskui gali susilaukti problemyčių. Jo, bet man atrodo, grįžkime, tada irgi šiek tiek kalbėjom apie mokytojų algas, apie mokytojų pasitikėjimą savim, apie mokytojų apie mokytojų pagarbą, mokinių pagarbą mokytojams. Kai mes kalbėjom, aš turėjau istorijos mokytoją, kuri tais laikais, dar kai aš buvau 10 klasėje, 11 klasėje, atsimenu, jinai grįžo tik iš Egipto. Jinai grįžo iš Egipto, parsivežus labai daug medžiagos, nuotraukų iš visų piramidžių. Ir jinai mums pasakojo tai kaip didžiausią stebuklą, tai yra stebuklas pasaulyje. Bet ir tada jinai mums atrodė tokia nežemiška kažkokia mokytoja, nes jinai buvo kažkokiam Egipte. Ten, kur prasidėjo visa Šumerų istorija, ten ir visa kita, ir tarsi piramidės, 1000 metų prieš mus statytos. Ir tada buvo mums kažkas tai tokio, ir jinai, ta prasme, tikrai kaip mokytoja, mums jinai, atrodė, kad krūto tai baisiai, nes jinai ten buvo. O dabar ką, vaikai daug daugiau kur keliauja, daug daugiau ką mato, įvairiausios parodos, kelionės, vaikas po atostogų iš Maldyvų grįžęs. O ką mokytojai už savo algą, ką mokytojai daryti, kur keliauti? Tai gerai, žiūrėk, tai tada Kalniečių parko. Tai žiūrėk, turim tada 2 temas, ar ne? Yra, ne 2, prasiplėsiu. Viena yra mokinių motyvacija mokytis, ar ne? Anksčiau ten buvo kažkiek baimės, dabar nebeliko, yra daugiau laisvės. Tai čia atsiranda, žinai, o kodėl turėčiau? Ta prasme, kam? Mes kaip tėvai ten, žinai, daugiau menų yra nedaduoti. Neduoti tiek, kiek nori, negu... Dažnai man paprasčiau yra nupirkti, ko jie nori. Ne? Nes visada dirbi su savim, kad reikia, likti tas tarpas turi, kad jis turėtų arba jinai ko norėti. Tai mes kaip tėvai, turim save prisižiūrėti, prisivaldyti, bet to tėvai paprastai nemažai dirba. O jeigu nedirba, norisi kartais ir laiko savo, ar ne? Tai tam su to vaiku sėdėti, toks irgi nebe kaip ir fainai tas pamokas daryti, ar ne? Jo, pamokas daryti iš viso. Aš pasakiau, paskutinį kartą dariau pamokas, kai jinai buvo 3 klasėje, sakiau viskas. Matematika, tai sakau, aš jau viskas. Ir iš tikrųjų tada supratom, kad kiekvienas turi daryti savo darbą, nes pradėdavo vyras jai aiškinti, kaip, pats nesuprasdamas iki galo, kas kaip, tiesiog jisai žino rezultatą. Bet tada nusprendėm, kad kiekvienas turim daryti savo darbą. Ir tada pas mus atsirado korepetitoriai. Mano vyras vakar dukrai aiškino, kad kirtis nebūna ant priebalsio. Galvoju, kad kaip čia išstoti, žinai, kad riestinis būna, žinai. Riestinis ant priebalsio ir būna. Taip, būna ir ant balsio. Ir balsis ir priebalsis. Taip, bet žodžiu, kad mes nebeatsimenam. O vyras mokina. Tai va, tai kaip tam vaikui iš vis tada? Tai gerai, tai žiūrėk, tai tada atsiranda korepetitoriai. Ne, tai aš mandagiai, žinai, bandžiau išstoti, kad yra temų, kur gal nedrėtų jam aiškinti ir nereikia padėti. Tai gerai, tai žodžiu, atsiranda korepetitoriai, tėvai, jeigu gali juos samdyti. Tarp kitko, žinai, su korepetitoriais irgi buvo tema. Aš galvojau, kad korepetitorių paklausa kris, kai atsiranda dirbtinio intelekto visi įrankiai, ar ne? Gali paveiksluoti, žinai, jeigu reikia tik namų darbų, pavyzdžiui, temos. Tai ir aš net neturiu to interneto, ChatGPT net neturiu. Kodėl? Todėl, kad man atrodo, kad čia visiškai bukinimas yra pasaulio. Man atrodo, kad iš vis vaikai, tai dabar ir Patricija jau, žinai,
Sakau, vyrai, tu jas nemokyk su ChatGPT, tegul jinai ieško pati informacijos. Knygose pradžiai. Ne, jau dabar viskas, jau raktinis žodis ir va, viskas tau ant lėkštutės. Bet iš tikrųjų tai korepetitorių paklausa labai kyla ir toliau, man atrodo, Vilniaus miesto savivaldybė atliko tyrimą, kad nuo praeitų metų jie ten poreikis ar daugiau vaikų atsirado bent 5%, kurie mokosi su korepetitoriais. Aš mokiausi su korepetitoriais. Aš 11-12 klasę mokiausi, pati dirbau ir užsidirbus pinigus jau pas korepetitorius mokytis. Okay. Tai, žinai, tai jau tais laikais buvo populiaru. Nu tai gerai, tai ką kaip tėvai gali daryti? Pavyzdžiui, pas tavę dabar daug auditorijos yra tėvų. Nu, tai vienas tėvas, kiekvieni tėvai jaučia patys, iš tikrųjų, kaip reikia tą vaiką savo auklėti, auginti ir panašiai. Taip, pritrūksta laiko, taip, mes būnom pavargę, taip, mes dirbam patys daug. Bet mano tėvai, aš kartais save labai, ant savęs labai pykstu, kartais jaučiuosi prasta mama. Kartais galvoju, kad tikrai tam vaikui neskiriu tiek daug dėmesio, kiek reikėtų. Bet aš atsimenu savo vaikystę. Mano tėvai be proto daug dirbo. Mano mama medikė, jinai dirbdavo porom, kai žinai, kai būna budėjimai ligoninės, jinai porom dirbdavo. Parą atidirbus, jinai įsėsdavo autobusą, kuris veždavo į Lenkiją. Lenkijai mes namuose siūdavom sionukus, jinai Lenkijai pardavinėdavo tos sionukus. Iš ten parsiveždavo kitokių prekių ir mes tada turgui stovėdavom savaitgaliais, dar turėjom sodus. Tik tai, kad mes viską darydavom šeima kartu. Jeigu į turgų, tai kartu, jeigu į sodus, tai kartu, jeigu vogti bulvių, tai kartu, tada darbuoti kolūkiai, mes turėjom pobėdą, tėtis tą pobėdą į visą tą lauką bulvę, nu kur jaunukas, bet dar likė tų bulvių. Ne, tai čia ne vogti, čia yra optimizavimas. Ne, optimizavimas čia yra teisingai. Jeigu kukurūzų lauką, tai su pobėda optimizuoti irgi. Optimizuoti yra gerai, kad tik nelikti žodžiu nieko. Tai va, tik mes tą daug ką darėm kartu, bet aš tikrai būdavo, kad ir pas kaimynus augdavau, mane prižiūrėdavo vieni kaimynai, prižiūrėdavo kiti kaimynai, svetimų žmonės močiutėm seneliais vadindavau. Ir būdavo taip, kad naktį sigulėdavau, tualete mamos laukdavau, kada jinai grįš iš tų Lenkijų ir net nežinodavau, kur jinai. Tai nebuvo irgi taip, kad tie tėvai visą laiką šalia, bet aš matydavau pavyzdį, kiek jie dirba, kaip jie stengiasi, kad mums nieko netrūktų ir mums nieko netrūkdavo. Mes viską turėdavom, ko mums reikėjo. Ir aš galvoju, gal tas dirbančių tėvų pavyzdys nėra blogiausias. Galbūt ir aš Patricijai stengiuosi per tą, nes jai patinka prabanga, patinka 5 žvaigždučių viešbučiai. Patinka gerai gyventi, nori didelio kambario, nori to, nori kompiuterio, nori naujų telefonų, visko nori jie. Bet kažkaip atrodo, nu taip kažkaip taip niekas nekrenta iš dangaus. Ir jinai mato, nu kiek aš dirbu, kaip stengiuosi. Mato, aš šiaip ir taupėsiu. Nėra taip, kad pas mus čia kairė į dešinę tie pinigai skrenda. Kiek duodi Patricijai savaitį pinigų? Savaitį? Čia dabar linkti pradėjau, nežinau kodėl. Man atrodo, vyras jai perveda į Revolutą 20 eurų. Kiekvieną savaitę. Nu, aš dar kartais grinų duodu, jeigu liekat. Kanas, tai, nu, bet ir išnaudoja. Ne, tai viskas turko, nu, bet 20 nėra, nu, ne kažkokias. Ne. Jinai net, pavyzdžiui, kažkaip jinai net neturi tos mados kaulyti, žinai. Vakar atsigulėm į lovą, mama sako, mes tik grįžę iš atostogų ir visi rūbai murzni, žodžiu, visas lagaminas į skalbimo dėžę. Ir sako, mama, aš neturiu juodų maikių, privaloma juodos maikės mokyklai. Gal tu gali man nupirkti? Sakau, nu galiu, aišku, tai. Nu, jis sakė, vaikas tų maikučių po 3 eurus, po 5. Ir kažkaip tai neturi jinai tos tokios, žinai, kad ten jai puoštis. Kad leisti daryti, nu. Kad leisti daryti, jo, kažkaip tai, atrodo, jinai normali to klausimu. Nu, o tai gerai, tai jeigu taip reikėtų, pavyzdžiui, žinai, nu, ten 1 patarimas arba 2 patarimai tėvam. Nu, ką tu patartum, žinai, auginant vaikus? Sunkiai, aš, tokia, nežinau, ar aš gera patarėja, bet aš galvoju, kad... Kas tau sekasi, žinai? Jo, aš galvoju, kad savo pavyzdžių turim labai daug ką... Okay, rodom pavyzdžių. Rodom pavyzdžių. Ir kartais, nežinau, vaikai tas ribas iš tikrųjų, vaikam reikėtų vis tiek nubrėžti kažkaip tai ribas, nes jie metais, man atrodo, jie iš vis nebemato tų ribų. Jie turi suprast, kas yra suaugęs žmogus, jie negali, tu mane iš pusiausvyros išveda, kai ateina svetimas kažkoks vaikas, tu gal gali ten padaryti tą, nu, man ta prasme tiek yra neskanu, aš galiu, bet kažkaip tai
Aš labai visą laiką prašau Patricijos gerbti mokytojų, nes man atrodo, mokytojas yra toksai svarbus šiam mūsų gyvenime, pasaulyje. Jisai man buvo labai svarbus ir man buvo visi mokytojai, vieni daugiau, kiti mažiau. Tikrai buvo tokių mokytojų, kurie manęs nemėgo ir aš tą labai jaučiau. Buvo tokių mokytojų, kurie neįvertino galbūt, irgi labai jautėsi ir man iki šiol yra likusi ta nuoskauda tokia. Taip. Nes teko turėti to pačio dalyko kelis mokytojus. Tai su vienu mokytoju aš tiesiog dusau ir jinai mane dusino, o su kitu tiesiog kaip gėlė įsiskleidžiau. O gerai, taip tada pereikim gražiai. O ką patartų mokytojam tada? Mokytojam ką patartų? Nu, taip šiaip, pavyzdžiui, žinai, pati turėjai, dukra mokosi. Jo, tai va, tai nepabaigiau pasakyti, kad iš tiesų mokytojai yra labai svarbus mūsų visuomeniai, nes jie augina mums kartą. Mums augina ateitį, Lietuvos visą, nežinau, visą tą pamatą, stuburą, jaunų žmonės, ateities žmonės. O mokytojams patarčiau būti įdomiems. Būti įdomiems. Visų pirma, mokytojas turi turėti tą pašaukimą kaip gydytojai, taip mokytojai. Jie turi turėti didžiulę meilę vaikams. Mes labai daug bendravom. Patricija turi nerealią auklėtoją. Ta prasme, jinai turi tokį pašaukimą būti mokytoja. Jinai yra tikybos mokytoja. Gaila. Žiūrėjau, galėtų būti, kad matematikos galbūt su tokiu pašaukimu ir gebėjimu tą vaiką taip išklausyti, nes ir Patricija visą laiką, jinai taip myli tą auklėtoją, jinai niekada, kur būnam kelionėse, jinai visą laiką dovanų veža, lauktuvių, niekada nepamiršta jos. Ir kažkaip, kai būna ilgesnis laikas ne mokykloje, jinai, sako, pasilgau auklėtojas. Tai vat būti tokiu fainu, gerų mokytojų ir jausti tą vis dėlto tą pašaukimą ir būti tikrai toje vietoje. Jeigu tik tai nejaučiat tos meilės, nežinau, vaikam, nejaučiat to, neturit pašaukimo, o tiesiog, kad dirbt, geriau nedaryti to. Nu, tik matai, žinai, dabar jau, kad pas mus ta situacija tokia švietime, žinai, yra, jinai, bet ne tik pas mus, jinai yra visam pasaulyje, žinai. UNESCO skaičiuoja, kad per ateinančius ten, tarkim, kiek mes čia, kokie 15 metų pas mus truks beveik 50 milijonų mokytojų. Šiuo metu yra 100. Tai mes turim realiai pusės mokytojų gali pritrūkti. Nu, jeigu skaičiuotume normalias klases, kuriuose turėtų būti 25 vaikai maždaug. Tai 30 mokytojų, jo, pas mus mokytojų irgi trūksta, žinai, mes šiuo metu turim deficitą kokiem 2000. Tai, žinai, apie ką noriu pasakyti, kad, žinai, tu kalbi apie pašaukimą, bet mes realiai atrankos negalime daryti. Mes turime priimti visus visaip. Tada mokytojas, kuris vadinasi mokytoju, nebūtinai yra mokytojas, ar ne? Nu, duokit uždirbti jiems. Nu, turi mokytojai turėti tai koks turi būti atlyginimas? Pafantazuokim. Aš galvoju, kad jie turėtų tikrai, nežinau, kokias 4-5 tūkstančius per mėnesį tikrai uždirbti tam, kad jie turėtų laiko ir mokytis patys, pakeliauti, skaniai gerai pavalgyti, nežinau, lankyti muziejus, teatrą, kad jie turėtų pilną vertę tokį. Ir, ta prasme, jie turėtų savyje dar daugiau tų žinių, ne tik tau matematiką papasakot, paaiškinti ar lietuvių išdėstyti, bet dar papasakot, kaip yra smagu nuvykti, pavyzdžiui, Singapūrą, kokie ten yra gražus, ten, žinai, ten parkai, kur šviečia lemputės ir panašiai, koks avataro nerealus yra, žinai, visas muziejus. Gal papasakoti, kaip Amerikoje, žinai, kokie faini yra ten Disnėjaus, žinai, atrakcionai. Nu, kažkaip tai plačiau, kad jis turėtų, pilną tą bagažą tokios, žinai, fainos patirties, kurią galėtų pasidalinti su vaiku. Kad vaikam būtų įdomu, galbūt lieka 5 minutės ten iki pamokos pabaigos ir va tokia, žinai, įmeti kokį fainą, žinai, žinai, kai tu gali net tą pačią matematiką, nebūtinai apie kalnelius, bet greičiausiai kontekstiniam, žinai, papasakojime, žinai, kad mes turim... Visų pirma, jis turi būti laimingas. Mokytojas neturi galvoti, kaip išgyventi, jis irgi turi vaikus, jam reikia mokėti šildymą, jam reikia mokėti draudimus įvairiausius, mokesčius ir panašiai. Jis turėtų tiesiog ne tik apie tai galvoti, nes iš to, ką jis tai dabar uždirba, man atrodo, kad nežinau, jeigu šalia mokytojos ar mokytoja yra antra pusė stipri finansiškai, tai taip, galbūt viskas tvarkoja šeimoje. Bet jeigu irgi va tokioj panašioj situacijai, tai, ką aš žinau, tai jis ateina į mokyklą jau galvodamas, kaip jam vaiką pamaitinti, kaip jam mokesčius susimokėti. Tai kas belieka, tiem 30 vienoj klasėje vaikų. Patricijai
Patricijos klasėje 30 vaikų. Sakė, nebūna taip, kad susirenka visi visada, nes vis tiek kažkas serga. Dar yra, pavyzdžiui, tas mokytojas turi 7 klases per dieną, tai yra 200 vaikų. Tai kaip jam reikia psichologų, jam reikia spa, jam reikia ramybės, jam reikia išvažiuoti į kurortą, į tą pačią Palangą, kad ir Birštoną, žinai, turėtų. Bet tada logiška, žinai, jeigu atlyginimas būtų, tarkime, 5000 eurų, ar ne, tai tada būtų... Į rankas. Po mokesčių. Po tų 70% mokesčių. Ne, bet tai tada logiška, žinai, nes dabar aš esu nemažai apie tai kalbėjus ir rašius, žinai, kad nežinau, kaip jaunam žmogui pasakyti, kad ateik į mokyklą dirbti. Taip. Uždirbsi ten 1000 eurų, 1300 gal. Taip. Ir taip uždirbsi maždaug kokį 10 metų į priekį, nes, gal fainai stabilumas yra, bet aš nežinau, žinai. Gal vis tiek perspektyvai tai žinai, gerai, jeigu tu toks esi ultra humanitaras, žinai, toks širdyje, tai tau ten, pavyzdžiui, tikyba, žinai, kažkokia, ta prasme, etika, kažkaip matai save tame. Bet jeigu tu esi, pavyzdžiui, tiksliųjų mokslo atstovas, pavyzdžiui, ypatingai stiprus fizikas, chemikas, biologas, žinai, ir tada stovi įmonė, kuri siūlo tuos 5. Taip, žinai, ir sako, mokykla. Ir bus workationas, ir bus kelionės, ir ofisas su kava ir 3 rūšim pieno, žinai, ta prasme, ir tada mokykla su tokiu vargeliu, kur sako, žinai, vadovėlių nėra. To nėra, ten, žinai, vaikai pusiau motyvuoti. Bet čia realiai tik tai viena problema, man atrodo, finansai. Tuo prasme, viską išsprendė. Viską išsprendžia finansai. Pažiūrėkit, kai atsirado pinigų policijai, kai susitvarkė, irgi buvo labai nei mašinų naujų, nei nieko, visi kyšininkai, visi ėmė kyšius savo kišenę, nieko bendrai. Kai susitvarkė visa sistema, mes dabargi ir pasitikim policiją. Pažiūrėkit, ir naujos mašinos, ir atlyginimai pakėlė. Ir kiek daug norinčių pasidarė į policiją, kiek mergaičių, moterų, merginų, vyrų, jaunų, fainų, įsilavinusių dirba policijai. Vau, tik tai, nes tu aprūpini tiesiog pinigai, mane, tai kas daugiau. Mes su Nijole pradėjom nuo tokių labiau žemiškų, kas motyvuoja, apie tėvus ir taigi nuėjom, žinai, viešą administravimą. Tai labai logiška yra, žinai, bet aš galvoju, jeigu, pavyzdžiui, gal... Kodėl mokytojas turi mažai uždirbti? Nes yra tokių iniciatyvų, kurios kalba apie tai, kad reikia, žinai, sako, mes labai dėjojam. Mes labai dėjojam švietime, sako, reikia teisingai apie jį kalbėti, kad čia viskas fainai yra, žinai. Taip, yra žiauriai fainai. Ne, tai viskas gerai, bet jeigu man sakys... pinigų nėra. Ne, bet jeigu man sakys, kad... Nes mintis tokia, kad, žinai, čia mokytojo atlyginimas kaip ir vidurkis šalies, viskas good, žinai. Bet ne mokytojam. Bet apie tai ir tema, žinai. O politikam gali mokėti. Bet aš sakau, jūs man papasakokit, kuri ten administratorė praeina per ofisą, kuriame yra 200 žmonių ir pasteiraujat, kaip tu šiandien, all good. Žinai, ta prasme, žmonės taip nedaro. Tai šita profesija tokia gal nėra kaip visos, ne? Ne, jinai išskirtinai, aš sakau, mokytojai augina kartą. Kaip mokytojai išmokys mūsų vaikus, tokia bus Lietuvos karta, ar ne taip? Taip, bet gal reikia kokią nors tokią PR-inę daryti, žinai, iniciatyvą. Pavyzdžiui, Nijolė diena į mokyklą. Aš galėtum pabūti mokytoja. Aš būnu, kartais pakviečia auklėtoją, kai nieko neranda. Kviečia, sako, gelbėk, nes yra ten tos profesijos temos vaikų. Bet žinai, gal toks, kad žmonės, ta prasme, yra žmonės, kuriuos seka, kurie formuoja ir ne kažkokį vaizdą, kurie viešina informaciją. Aš žinai, čia tokį platesnį, žinai, skaitva, pavyzdžiui, Nijolė ir dar 20 žinomų žmonių. Taip. Mokytojos dienai. Aš, pavyzdžiui, žinot ką, aš kažkada tai net buvau, kai turėjau daugiau laiko laisvo, kažkada buvau sugalvojus tokią mintise ir, kompiuterė. Buvau sugalvojus, kad važiuojam per Lietuvą, susibūrėm tokių 20 žinomų žmonių nuo šou verslo, sportininkų, medicinos atstovų ir panašiai. Įvairiausių, žodžiu, viską apimant. Ir susidarom tokį grafiką ir važiuojam per visą Lietuvą. Į vieną mokyklą, į kitą. Galbūt net regione kažkur, kad susirinktų iš visų mokyklų, žinai, ir tokia diena, o su tokiais, žinai. Bet tai mes galim gal dabar, žinai, pavyzdžiui, padaryti tokį realybės šou laidą. Nežinau, kam čia siūlyti reikia čia dabar. Čia net ne laida galbūt būtų, tiesiog,
Galim ir filmuoti. Taip, laidą. Galim ir filmuoti. Taip, pavyzdžiui, dabar mes siūsim kokį ten pasiūlymą. Bet šiaip mintis tokia faina. Bet šiaip labai ypatingai regionuose. Bet šiaip labai logiškai yra, žinai, nes atrodo, jeigu mes galim pardavimus, pavyzdžiui, padidinti, kažkas žinomas žmogus pasakoja apie ten miltelius, skysti kažkokią. Miltelius. Niolė. Skalbimo. Ai, skalbimo. Atsiprašau. Ne, tai ta prasme, kai galima bet kokį. Ko čia mokykla, ai čia šiaip. Bet aš galvoju, žinai, kai žinomi žmonės, jeigu atkreiptų dėmesį, taip, nes atrodo, kad tėvai, žinai, sako, žiūrėk. Ai, tu ta prasme, tai taip mes iš toli pradėjau. Jo, atsiprašau. Nesgi ten Instagram'e viską, žodžiu, irgi, žinai, reklamuojam ir viskas išsisuka. Taip, tai žinai, bet tai galima atkreipti, nes žmonės turi tokį kažkokį galvojimą. Žinai, pas mus, man atrodo, yra nemažai kreivumo. Galvojame, kad, pavyzdžiui, mokytojas dirba pusę dienos. Man šito vietą nori duoti per ausį. Man irgi norisi įkasti ausį. Tai, žodžiu, jie nedirba pusę dienos. Ne, jie dirba. Jo, nedirba pusę dienos. Tada yra, žinai, mes turim tokį galvojimą, pavyzdžiui, švietimas Lietuvoje yra nemokamas. Kaip ir good, bet didelė dalis pasaulyje už jį moka ir labai stipriai investuoja. Ir aš mokėčiau, žinok. Aš nevedžiau, atsiprašau, pertraukiu greitai, nevedžiau Patricijos tikslingai, ne to, kad nevedžiau, jinai neįstojo man į LSMU ir į jezuitus. Ir mes neėjom pagal gyvenamą vietą, bet aš išsišniukštinėjau apie progimnaziją, Žaliakalnio, žodžiu. Bet tikslingai galvoju, tai visiškai yra, gal pervertinta viskas tose. Bet jeigu reikėtų mokėti, bet mes ir mokam šiek tiek, žinai, perkam vadovėlius, pratybas, bet aš mielai netgi ir mokėčiau, kažkiek, kad ten sumest mokytojam, pavyzdžiui, kad mūsų mokyklos mokytojai gaus papildomai dar tiek, ir kiek mes tėvai nuspręsim. Kažkoks gali būti papildomas etatas atsirasti, žinai, ten, pavyzdžiui, vaikus skatinti, žinai, nebūtinai dabar mes turim temą verslumas, ten, žinai, pinigų temą, bet yra labai daug, reikia psichologinių žinių vaikams, žinai. Mesgi tokie pametę save esame iš esmės, žinai, vertinam save per naudą. Žinai, ten, tu naudingas fainai, žinai, nenaudingas nefainai. Pasiekiau kažką, tada aš fainas. Visi turim būti kažkokie, žinai, bet, nebekalb, žinai, kaip ten kalbėjau dabar su kažkuo ir sako, žinai, žiūrim į mišką ir matom baldo perspektyvą. O, kaip žoskai. Bet tema yra, žinai, žiūrim į gėlę ir galvom, fainai bus kažkam parodyti, bet, žinai, o čiagi gėlė, o čiagi vaikas, žinai. Ir mes tokius, paprastus dalykus labai pametinėjom ir tiem vaikams sunku, žinai. Mano mergaitė irgi, sako, ten nefainai pas mane klasėje, kažkaip negerai, žinai. Ir mano senelis, filosofas toks, Tavo senelis? Ne mano, vaikų senelis, vyro tėtis. Filosofas? Taip, tai jisai, žinai, sako, Ana, bet pas jūs klasėje taip 15 princesių yra, žinai. Jūs visos princesės, žinai, tai, o kaip ten tartis reikia visiems, žinai. Tai mes labai daug dalykų tokių, paprastų, bet tokių labai esminių pametę, žinai, mesgi kraunam technologijos, inovacijos, judam, važiuojam, darom, žinai, o tokio... Mes tai dar man atrodo, aš į mišką atėjus matau mišką medį, bet mūsų jau vaikai... Taip, aš kalbu apie, žinai, apie naujus vaikus, apie naują kartą ir mes, žinai, tai tokie turim pasimetimo patys, neblogai pasibarstę esam. Tai mums reikia, žinai, tokio į save grįžti, į savikurą. Mokytoja maldas pakelt. Tai, žinai. Pradžiai. Jo, tai mokytoja ta tema tokia, žinai, manęs kai kas nors klausė, ten sako, neklausė. Aš noriu pasisakyti pati. Aš galiu paklausti, ką paklausti. Tai žinai, kokie nors būna konferencijų ir ten kokia paskaita ir ten dėlioja, koks yra ten tobulas mokytojas, žinai, ten kūrybiškas, analitiškas, ten moderuoja, mentoriauja, žinai, jau ten gink dievė neperduoda žinias. Čia jau šito negalima daryti, nes čia yra blogai, čia yra jau... Kad perduoda žinias? Čia yra buvęs etapas, mokytojas nėra žinių perdavimas. O kas jis toks eitis? Jis yra moderuotojas, jis turėtų, žinai, matyti klasę, žinai, projektinės veiklos, jis turėtų inspirinti, įkvėpti, žinai. Bet čia yra tema, ta prasme, vaikam perduoti žinias, yra Google'as, yra ChatGPT, ta prasme, žinios kaip pačios, jos tokios eina į pavėsį. Bet mano Patricija, atsiprašau, jinai nemoka mokytis. Dėl to, kad neįdomu. Žinok, jeigu paklaustum kokio nors psichologo, žinai, kas atsitinka su vaikais, jie didžiąją dalim mes, žinai, vaikams sako, mokykis matkės, užaugęs būsi sėkmingas. Pas juos neveikia taip smegenys, jie moka būti motyvuoti perspektyvoje mėnesio. Tu, žinai, kalbė apie kažkokius neaiškius dalykus. Arba, žinai, ta pati matematika, koks nors, žinai, man atrodė, kaip čia tą matematiką padaryti. Tada aš nuvažiavau į Singapūrą, pasižiūrėti, kaip jie ten daro. Pas juos būna visada rezultatai numeris 1 pasaulyje. Ką jie daro? Tai jie prieš 15 metų susėdo ir sako,
nu šitaip jau labai supaprastinu. Tai labai gerai, žinai. Bet dažnai sako, nu blogai pas mus. Jau sakyk, kada baigiai. Sako, blogai čia pas mūsų tom programom. Nu, sako, visas mokymas turi būti paremtas problemos sprendimu. Nu, jeigu nėra problemos, vaikas nesupranta. Žinai, ir pavyzdžiui, formulės atsiranda pas juos ten, tarkim, 5-6 klasė. Iki tol nėra formulių. Jie žaidžia, žinai, pagaliukai, stato, konstruoja, piešia, daro. Nu, žinai, tu turi suprasti, iščiupinėti. Mes kai paduodam vaikui formulę, ten x minus 2 lygų kažkas. Nu, žinai, aš vakar savo Anai aiškinau trupmenas. Nu, man jos kai naujos. Aš kai irgi nemačiusi jau, žinai. Ai, trupmenas, tai nieko. Nu, tai aš suprantu, dar bus. Jau yra pas mus jau baigia. Bet, žodžiu, vaikai turi matyti, ką jie sprendžia, kaip realiai tai yra naudojama, žinai. Nėra realaus supratimo, tas vaikas nesupranta logikos, žinai. Nu, baimės nėra, nieks nemuša, nieks negrasina, žinai, mokytojas ten su liniuote nevaiko. iPhone'as kaip ir naujesnis toks kišeniai, nu, ten 2 eurų vis tiek sąskaitoj turiu. Ką tik grįžus iš Kipro, gal kiti iš Maldyvų, kiti dar iš kažkur. Žinai, ir ten sako, tai dabar mokykis matkės, ten kažkokios formulės, kaip ta prasme rimtai, nu, jo, nu, žinai, 2% vaikų, čia viskas yra labai gerai. 20%. Jie mokosi, nes jie turi ir akademiškai, nu, tam gimė, su tokiu kodu, žinai, nu, mes atsinešam tai, mums tai yra labai logiška, labai aišku. Dar kitas koks 1%, žinai, būna tokiam šešėlį, žinai, bando susigaudyti, kaip čia prasilaviruoti. Ne, tai čia mes dauguma tokiam buvom, žinai, kažkokį bandai rasti kampą. Nesupranti iki galo, bet stengiasi. Ne, tai čia, žinai, kaip per matematiką sėdi su Tomu, per chemiją su Aušra. Kad, žinai, kolaboruotis reikia. Jo, ir dar tokia yra, kur, pavyzdžiui, aš labai viską iškaldau. Fiziką, jeigu atsiskaitinėdavau, mokydavau fiziką, tai iškaldavau, netgi būdavo kiekvienam skyriui eilėraštukas pačiai pradžiai. Aš net tą eilėraštuką išmokdavau atmintinai. Ir tada, žinai, prie lentos Nijolė. Nu ir aš tada nuo eilėraštuko pradedu atsiskaitymą temas. Nu ir tada viską atmintinai ir ką mokytas paklausė. Tai gera, tai čia aukšti gabumai. Atminti turi labai gerą. Ir aš regimąją tą atmintį turiu, aš būtinai turiu skaityti ir man patinka beproto skaityti. Aš šiaip nuo mažens visas knygas skaitydavau. Pas mane biblioteka mokyklos visa būdavo perskaityta. Aš mėgstu skaityti ir iki šiol. Patricija, vaikai dabartiniai skaito, tavo vaikai skaito. Žinok, yra iššūkio tema. Apart šito. Nu, čia irgi skaitimas. Nu, juokauja. Jie tik žiūri video. Ir tada, bet Patricija šiaip žiauriai daug visko žino. Man, aš kartais gal tiesiog forma pasikeitė. Kodėl, žinai, tu tai žiūrėt norėdavai? Nu, tai gal čia nėra blog. Aš nebesuprantu. Aš pasimetu, žinau. Ką tau paaiškinti? Gerai, ar tai yra blogai? Iš tikrųjų, žinai, galvojam, su vyru reikia normuoti labai jos tą visą tavo skrolinimą, bet paskui, žinai, kiek normuoti. Kada tas atsiranda? Gerai, aš galiu truputį paanonsuoti. Mes, žinai, turėsim, labai inicijuojam, kaip, nu, yra dar Lietuvoje tokia EdTech Lithuania asociacija. Kokia? EdTech, švietimo technologijų asociacija. Tai, žodžiu, aš esu jos vadovė, tai mes ten kalbam apie technologijas. Kada tu spėjai viską? Palauk. Tai, žodžiu, mes kalbam apie sveikas technologijas. Nu, kaip naudoti jas, žinai, mokymais, o ne šiaip skrolinti. Tai mes turėtume gruodį turėti tokią akciją, apie ją jūs turėtumėt visi sužinoti, nevadinasi, nescrollink. O ką dar? Nu, mintis bus tokia, kad mes kalbėsime apie tai, kad, nu, o galim, hebra, gruodį valandą per dieną su šeima pabūti, žinai. Nu, čia bus toks platesnis, daug įsijungia institucijų šitą visą reikalą, bet, žinai, mes visi skrolinam. Tu sakai, mokyti vaikus per pavyzdį, nu, ta prasme, mes skrolinam, žinai. Nu, ir tie vaikai. Mintis tokia, kad mes kaip asociacija labai esam už tai, kad iki 16 metų socialinių tinklų neturėtų būti vaikams. Aš irgi už tai. Kas čia priėmė? Nu, dar nepriėmė. Ne, o kur čia šaly kažkiek priėmė? Kuris mes priėmė? Priėmė, kad iki 14 ar iki 16? Jo, iki 16 metų. Mes turim 2 šalis, bet man nėra gerai su atmintim, ne aš ne kaip tu. Tai žodžiu, bet mes turim 2. Tai žodžiu, iki 16 nereikia socialinių tinklų, tai čia vienas yra. Ir žinai, kaip tėvams tai reikėtų, nu, aš irgi, žinai, darau, nu, tu turi ten pusę valandos telefone, bet realiai reiktų žiūrėti turinį, ką jie daro. Ne tik laikas, bet ir turinys yra labai svarbu. Žodžiu, socialinių tinklų nereikia. Kitas dalykas, žinai, jeigu mes norim skaitmenizuoti ir mokinti vaikus visokių technologinių dalykų, tai kaip jie mokintis, jeigu jie neturi su kuo? Atradus atėmė viską, atėmė, aš tą patį, žinai, mes Lietuvoje turim... Gal iš medžio bus kaip iš medžio iškritus, nes visi tą daro. Taip. O kaip uždraus savo vaikui, tai kaip jisai tada jausis prieš visus kitus?
Nu, tai, žodžiu, net ir mokyklose, žinai, mes turim, Lietuvoje yra statistika tokia, kad 2 vaikams tenka 1 kompiuteris. Tai 2 vaikams 1 kompiuteris kaip ir fainai, nu, nes nebūtinai reikia sulysti iš kažką, bet žinai, visa bėda, kad kompiuteris tai informatikos klasėje paprastai yra. Tai jeigu tu ateini biologiją, chemiją, lietuvių kalbą ar bet ką, kur tu nueini, tai to kompiuterio nėra. Tai jeigu tu nori kažkaip kaip mokytojas truputį paįvairinti tą mokymą, tai kaip jį man paįvairinti? Telefonuose šiaip pas mus mokyklai, žinau, kad kai kurie mokytojai leidžia pamokai naudoti telefoną. Nu, tai va, už tai atsitinka tema, žinai, kad mes kaip ir draudžiam, bet kaip ir, žinai, ne telefoną reikia drausti, o reikia drausti tai, kas jame yra. Labai teisingai. Nijolė, grįžkim prie mokosi, arčiau žemės. Tai mokosi.lt yra mano išmiluota, išbučiuota, išauginta platforma. Labai fainai, kad atsiranda vis daugiau žmonių, kurie randa prasmę ir esmę joje. Labai ačiū, kad jūs galvojat ne tik apie save, bet ir apie kitus. Ir suteikėt galimybę ne tėvam mokyti vaikus, o tiem, kas gali mokyti. Ir mokam. Taip, pas mus, aš tik priminsiu, Nijolė yra iš tų pareigingų tėvų, kur nusimato ten į priekį viską, kada kas mokysis, nu, nes pas jūs tvarkaraštis įtemptas ir taip toliau. Pas mus apie gal 60% tėvų ir mokinių yra tie, kurie užsisako tą pačią dieną. Valandą iki? Pas mus realiai galima valandą iki užsisakyti. Tai kažkam aš čia atsimenu kaip dar. Kaip įmanoma? Nu, mokytojas kažkur sėdė, ne? Ir tada gauna žinutę, žinai, kad, pavyzdžiui, Patricija, ten 6-7 klasė, ar ne, mokosi lygtis matematiką. Nu, ir tu spaudi tvirtinti ir tada automatiškai visas atsitinka ir įvyksta pamoka. Tai žodžiu, viena iš tų paslaugų, kur nelabai žinau, kur dar galima užsisakyti specialistą už valandos, kur labai su šypsena pasitiktų ir sakytų, labas, Patricija, kaip tu šiandien laikaisi. Jo, man labai keista irgi, mes anksčiau, kai neturėjom korepetitorių, nu tikrai keista, kad tokia galimybė yra, nes anksčiau visą laiką galvodavau, kai dar Patricija pati padėdavau mokytis ir galvoju, rytoj kontrolinis, kaip būtų gerai, kad dabar atsirastų iš kažkur mokytojas. Taip. Ir paaiškintų, ją paruoštų tikslingai va tą temą tam kontroliniui, kad vaikas suprastų temą ir gautų gerą įvertinimą. Nežinau, tais laikais. Tada nežinau apie mokosi.lt. Tai mes kol kas esam Lietuvoje vieni, matyt, mūsų tokių vienų užtenka, bet šiaip, nu, čia iš mano greičiausiai 3 vaikų perspektyvos ir iš to, kaip mes daug metų dirbam, tai nebūtinai reikia vesti vaiką metus laiko mokytis. Nebūtinai. Yra etapų, kai reikia stipriau, daugiau, yra etapų, kai reikia paleisti, leisti pačiam būti tame. Nu, tai ta prasme, metinės sutartys mums kaip tiekėjams yra labai fainos, nu, nes tu klientą susirandi, jis tada ir lieka. Bet iš vaiko perspektyvos metinių sutarčių labai retu atveju. Tu labai teisingai sakai, nes Patricija man, pavyzdžiui, irgi po jūsų mokosi.lt pamokų, irgi būna taip klausiu, kaip tau sekės, kaip ką sako, nu kaip ir viskas gerai, bet aš tą temą labai gerai ir pati suprantu ir pati puikiai pamokas pasirašiau. Tai aišku, mokytojai tada laviruoja, jie arba bet niekam nepakenkia pasikartoti, žinai. Tai nepakenkia, bet žinai, yra vaiko laisvalaikis. Mums reiktų nepamiršti draugų, laisvalaikių, pramogų ir švenčių. Jo, tai man Patricija irgi mes, kadangi turim per savaitę 2 matematikos pamokos ir 2 lietuvių pamokos. Tai Patricija būna kartais, nu, mama, jau tikrai man daug tų pamokų. Jau sako, noriu nors biškį laisvalaikio, nes mokosi.lt tai yra 4 pamokos per savaitę. Tai plus muzikos pamokos, plus anglų kalbos mokykla, plus žirgynas, plus šiaip mokykla. Tai mes dar Nijolė šitą vietą pakalbėsim, kad reikia truputį duoti erdvės vaikams. Tai žodžiu, mano palinkėjimas tėvam būtų, jeigu yra galimybė, korepetitorius yra labai gerai, tikrai labai yra labai gerai. Ar jo reikia metam, čia yra diskutuotina tema. Klausimas. Pasižiūrėkit, su kuo mokosi jūsų vaikas. Siūlyčiau mokytis per mokosi.lt ir man pritarė Nijolė. Taip, mokosi.lt. Ir netgi ispanų kalbos mokytoja ten yra, kurios ieškau daug metų ir daug būtent mokosi.lt, todėl ir Patricija tam parsitempiau. Taip, nu tai mes turime ir italų, ir žodžiu prancūzų. Kokiu tik jūs norėtumėt kalbų, visos yra ir visi šypsosi ir visi labai mielai laukia jūsų pamokoje. Tai žodžiu, ačiū tau, Nijolė, už laiką. Ačiū jums, labai su tavim visada įdomu diskutuoti. O apie vaikus, man atrodo, diskusijos gali tęstis iki begalybės, nes tai yra patys brangiausi mūsų. Norisi, kad ta šviesi jų ateitis būtų. Klausiu Patricijos, ką norėtų dirbti užaugus, sako, kad tik su žmonėm nereiktų bendrauti.
Tai kas čia lieka? Veterinarija. Bet žiūrėk, dar aš Arba internete galėtų kurti internetinės tam programas, Bali kokiam sėdėti. Galėtų. Ir nereiktų su niekom bendrauti. Bet aš dar, kaip čia, apibendrinu ir apibūdinu, apibendrinu. Gerai šitas žodis. Tai mes keliam mokytam atlyginimus. Oi, taip, trigubai, keturgubai. 3 kartus bent po mokesčių, kad būtų į rankas. Į rankas, taip. Ir mes gal net pateiksim, pavyzdžiui, TV3 ar LNK ar kažkam pasiūlymą laidai. Jo. Taip. Keliauk, mokykis. Mokytojas dienai. Mokytojas dienai. Mes turim net pavadinimą. Tai žodžiu. To be continued. Ačiū. Ačiū tau.